Meldžiame Dievę tavo malonės, atverkė mūsų sielą, širdis tavo žodžiui. Žodis, pirmasis skaitinys, pradžios knyga, 1 skyrius, nuo 1 iki 5 eilutės. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Ir kitas skaitinys, Evangelija pagal Joną, 1 skyrius, nuo 1 iki 5 eilutės. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventos Dvasios bendrystė tiesie su mumis visais. Amen. Prašom, prisėskite. Pradžios knyga, Biblija, tai yra 5 knygos, Tora dar kitaip vadinama hebrajiškai, yra, nuo ko prasideda visa mūsų Biblija. Ir kada mes studijuojame teologiją ir pradedam studijuoti hebrajų kalbą, žinoma, pradedam skaityti šitas pirmas eilutes iš pradžios knygos, kurios skamba gan mįslingai, taip mistiškai. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Girdėjot originalo kalbą. Bereshit bara, tai yra pradžioje. Bereshit yra tas būtent pradžia. Ir Dievas sukūrė, tai yra Elohim, Dievas, taip įvardinamas, sukūrė dangų ir žemę. Ir šitą eilutę būtent pradeda kalbėti, nuo ko viskas prasideda, bet mes jau toje vienoje eilutėje suvokėme, kad tas, kuris viską pradeda, buvo ir prieš tai. Čia yra mūsų pradžia. Šitos realybės, šitos visatos pradžia. Ir jos kūrėjas yra Dievas. Ir mes žinome, pavyzdžiui, Išėjimo knygoje, kada degančiame krūme Mozė yra pašaukiamas Dievo, kad išvestų jo tautą, tai yra Izraelio tautą. Mozė juk paklausė, sako, o ką man sakyti, kas mane siunčia, kad žmonės patikėtų, kieno autoriteto aš turiu veikti. Ir kaip atsako, aš tas, kuris esu. Hebrajų kalboje dabartinis ir būsimaisis laikas šiuo atveju gali būti tas pats. Galima versti, aš tas, kuris esu ir būsiu. Būsimasis, visą laiką esantisis. Pamenu, kai vaikų stovyklose apie Dievą kalbame su vaikais, vienas klausimų, kurių visą laiką vaikai užduoda, o kas sukūrė Dievą? Nes pradžioje, kai kalbam, kas sukūrė pasaulį, o tai kas sukūrė Dievą? Ir sunku tą paaiškinti, kad Dievas iš tikrųjų nėra sukurtas, jis visą laiką buvo, kitaip jis ne Dievas. Ir šis atsakymas kartais veikia, kad negali būti, jis yra Dievas, nes jis viską kuria, jis nėra sukurtas. Jis yra, buvo ir bus. Kaip jis ir Mozei apsireiškė. Bet mums svarbu yra žinoti, kad šitas dalykas yra, kas yra autoritetas, kas yra galia. Viską išlaikantis Dievas ir jo apvaizda. Jis tas, dažnai mes irgi, sakau, jį sužmoginame, padarome Dievo įvaizdį. Iš čia gimsta stabai. Tai yra tam tikri žmonių įvaizdžiai, to, kuris viską išlaiko, kurie yra gyvybė, kaip mes vėliau girdime, jame buvo gyvybė, ar ne? Jis kuria tą gyvybę.
Be jo nėra gyvybės. Tai ir Dievas iš tikrųjų būna mūsų tarsi sudaiktinamas. Mes padarom jo įvaizdį. Ir čia nebėra Dievas. Rytų teologijoje, tradicijoje, rytų krikščionių būtent niekaip nėra įvardinami, kas yra Dievas, ar ne koks Dievas yra. Nes jeigu tik padarai apibrėžimą, vadinasi, jau nėra tas Dievas. Jau yra tik mūsų apibrėžimas, mūsų įvaizdis. Ir mes nors neturime bažnyčiai paveikslų, mes vis tiek irgi padarome Dievo įvaizdą savo širdį, mintyse. Ir kaip pasakau, Dievas nėra žmogus. Jis yra galybių galybė, jis yra jėga iš aukštybių. Bet jis ateina pas mus žmoguje, krikščionį, Dievas apsireiškia Jėzuje Kristuje. Jame mes regėjome visą pilnatvę. Ir čia Jono Evangelija būtent irgi prasideda taip. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado. Be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Aiškiai matyti, kad Naujojo Testamento Evangelija iškart susiriša, ar ne? Apeliuoja į pradžios knygą, į šią Senojo Testamento pradžios knygą. Ir padaro taip, čia yra tas pats, kad Naujasis Testamentas tai nėra kažkas naujo, tai yra tik nauja sandora to paties iš aukštybių, autoriteto ir galybės, dangaus ir žemės, sukūrėjo ir visos erdvės ir visatos. Toliau mes skaitome, žemė buvo padrika dyka, tamsa gaubė bedugnę, dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Ir mes matome, kad jau čia tarsi tas kūrinyje nėra iš karto, kaip juk Dievas gali, tai čiukšt ir atsiranda toks pasaulis visas. Jis kuria palaipsniui. Bet iš toms matome, kad pirma yra kažkas tai tokio erdvėje, kai pažvelgi į kosmosą, pamatai irgi ten daug žvaigždžių, rūkai visokie padrika, bedugnė, va ta kosmoso bedugnė. Lietuviškas žodis be dugno. Sunku įsivaizduoti, bet žmonės įsivaizduodavo, ar ne, vadinasi ir senovėje. Žmonės suprato, kad gali būti begalybė. Mes kitą žodį turim, matematiškoje ženklų plus vienam gale tas aštuntukas paguldytas, kitam minusas. Ir ta būtent bedugnė, kuri žvelgiant į tolį matome, kokia didybė yra į kosmosą, ta begalybė. Ir lygiai taip pat mes nesuvokiame, kad tokia pat begalybė yra ir į mikrokosmosą, einant į smulkiau žemyn. Jeigu dar mes galime suvokti, kad žiūrint tą didelį kosmosą, kad ten begalybė dar galim savo prileisti, bet kaip gali begalybė būti į mikro, į mažyn? Ir sako, kai pažvelgia ten į tos mikroskopus galingiausius, kurie vis mažina, ten pamato tą patį kosmosą. Tas pačias ląstelės, branduoliai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet mums svarbiausia yra, Dievas yra virš šito viso, ką mes įvardyjame Dievu. Kaip vaikams sakė, jis buvo visada, kitaip jis ne Dievas. Ir jis tai sukuria. Sukuria savo žodžiu, kaip mes girdime, graikiškas žodis, čia yra būtent logos. Ir mums logos, tai iš karto asocijuojasi su logika, yra tokia disciplina mokslo, kur iš tikrųjų sudėlioja tvarkingai mąstymą. Tiesą pasakius, visas šis pasaulis yra tvarkingas ir jeigu mes galime viską dabar skaitmenizuoti, ar ne, viską perkelti į kompiuterį, tą virtualią erdvę, tai yra matematika. Kaip viskas tiksliai sudėliota. Nuostabiai padaryta, kaip psalmėse mes skaitom, kaip nuostabiai viską sutvert. Dangų žvaigždę sudėlioja, ar ne? Taigi jis sukuria, bet pradžioje yra bedugnė, dvelkia viskas ir Dievo dvasia, ar ne, virš tų vandenų, viršum vandenų įvardinama kaip vandenis, ar ne.
ta erdvė. Kas yra vanduo? Yra kitokia būsena tos pačios materijos. Tai aš irgi nekartą esu sakęs, kad tas vanduo, kosmos, graikiškas žodis, yra tam tikra erdvė. Ir tas kosmosas yra čia Žemė, mes jau turim keletą kosmosų, tai yra erdvių. Paimkim tą patį vandenį, kur žuvis gyvena ir jos kitaip kvepuoja, kitaip, ten yra tankis didesnis. Ir paimkime tą pačią mūsų, kur mes atmosferoje gyvenam. Ir mūsų užtenka pakilti 10 km, 20 viršų, ten jau išretėjusi atmosfera, mes ten nebegalim gyventi. Mūsų kūnai yra pritaikyti šitam kosmosui, žuvų kūnai pritaikyti kitam kosmosui. Yra hibridiniai, pusiau žuvis, pusiau paukščiai gali gyventi vandenį, panerti ir taip toliau. Bet tai yra kosmosas, erdvė. Ir galų galia taip pačiam vandenį nusileidus jau kilometrą ar 10 kilometrų yra gyliai, kur visai kitas kosmosas. Ir žmonė iki šiol dar 21 amžiuje negali pažinti to kosmoso. Taigi kokia didybė. Tai vėlgi visa kūrinija nurodo į tą didybę, Dievo didybę. Ir štai romiečiams laiške apaštalas sako, Dievas visur apsireiškia. Mes matome jį jo kūrinijoje. Nepateisinti tie, kurie nemato jo. Be abejo, savo žodį, kaip šiandien mes girdime, jis aiškiai apsireiškia į mūsų protą, į mūsų sąmonę, kurią Dievas mums davė. Girdit psalmėje 8, kurią skaitėme. Tu sukūrei mus šiek tiek mažesnį už save. Arba už tas dangiškas būtybės. Tai šiek tiek mažesnis yra būtent mes sugebame protauti, mes galim logiškai, mes turim žodį, ženklų sistemą, už tai Dievas mums įprabyla mūsų kalba. Ir tai toliau skaitome, tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa ir šviesa pasirodo, Dievas matė, kad šviesa buvo gera. Ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras, išaušo rytas, pirmoji diena. Aišku, čia kiekvienai eilutė galima būtų po visą pamokslą išsakyti ir komentarais, ir jų gausybę, pradėdamas ruoštis būtent pamokslams iš šitos knygos. Pajutau, kad išplaukiau tarsi su būriniu laivu, kaip tas vikingas į Atlanto vandenyną ir nežinau, kur vėjas mane nublokš. Iš tikrųjų tiek daug gausų yra tose, gausų yra informacijos, gausų yra nesuprantamų dalykų, kurios interpretuoti žmogui yra sunku, kaip tą vėją pagauti, kaip Jėzus sako, Nikodemui, sako, ta dvasia, tu žinai, kad kaip vėjas ateina, iš kur nueina, nežinai. Tai kur nuneš, kur atkreips dėmesį, yra baisu paklysti. Ir kaip leidėsi tyrinėti šį šventąjį raštą. Apskritai visą, mes esame apsipratę su Naujuoju testamentu, mes dažnai jį skaitome, jis tarsi artimesnis laikė, o čia skiria mus beveik 2000, gal daugiau metų. Atsiprašau, iki Kristaus. O dar iki Kristaus, tai 4000 metų. Tai yra senas tekstas. Mums jau nesuvokiamas laikas, bet jis skamba mums suprantamai. Mes galim suvokti, kas čia yra. Taigi šviesa, ta Dievo šviesa, kaip sakoma, Jono Evangelijoje būtent ta šviesa yra konkrečiai Kristus ateina, tai yra apsireiškia, mes matome, mums šviesa turi kitą prasme, tam tikrą prasme, kuomet mes tą fizikinę prasme mes šviesoje matome. Mes matom aiškius kontūrus, spalvas, mūsų akis tai pritaikytas šitam kosmose. Žiūrėkite, yra kitokiam kosmose ir akių nereikia, ar ne, kurmis akių neturi, ir jis gyvena puikiausiai, kam tos akis. Ir vabzdžių, vabalų pasaulyje galim rasti tokių dalykų, kiti organai, galų gale žmogus praradęs regėjimą ar gimęs neregys įgyja kitus šito erdvėj orientavimėsi būdus. Bet šviesa mums yra tam, kad mes atpažintume, mes suvoktume. Ir Dievas tą šviesą atskleidžia, ne, šviesa pasirodo ir čia tai yra gerai. Dievas nori, kad mes pažintume.
Čia va tas momentas yra vos mažesnis už Dievą, jis įveda mus. Čia yra ta tragedija Senojo testamento, mes toliau be abejo tai prie to prieisime, kad žmogus sukurtas į Dievo atvaizdą kaip vyras ir moteris, viskas jiems duota, gali gyventi be problemų, sudaro su jais sandorą, ar ne, yra medis vidury sodo, be abejo tai yra Dievo sostas, gėrio ir blogio pažinimas sostas, sprendimus priima jis. Ir žmogus tą nori padaryti, padaro tai, pats nori imtis to, būti kaip dievai. Šėtonas, kuris gundo, ar ne, jis sako, būsite kaip jie. Ir pirma sąmokslo teorija, ar ne, prasideda rojuje. Tai va. Taigi Dievas pasako, tai pasirodė šviesa ir čia buvo šviesa gera ir šviesa atskyrė nuo tamsos ir Dievas pavadino šviesą diena, Jome. Taip vadinasi ta diena, o tamsa naktimi. Ir čia pirmoji diena. Ir čia kyla klausimas, būtent iškyla ta problema, kada, sako, pasaulio sukūrimas per tas 6 dienas, 7 Dievas ilsėjosi ir yra įvairių ir krikščionių, kurie kaip išpažįsta, vieni literaliai išpažįsta ir sako, Dievas per tas 24 valandas dieną sukūrė tą visą pasaulį. Vieną dieną, antrą, trečią, va taip ir sukurtas tas pasaulis. Iš čia yra tai vadinama jaunos žemės teorija ir kad Žemė yra tikrai jauna planeta, kad ir apskaičiuojate laiką, stengiasi apskaičiuoti taip toliau. Tai yra viena krikščionė, mums verta žinoti, tai yra. Kitas dalykas yra, kuri sako, kad tas diena, hebrajiškas tas terminas, kurį čia vardinama diena, nėra ta diena 24 valandų, tai yra laikmetis, tam tikras laiko tarpas, ir kuris, kaip rašo kitoje vietoje psalmėje, 90 psalmėje rašo, viešpaties diena 1000 metų mums kaip viešpaties viena diena, maždaug vos ne kaip 1000-metis, ar ne. Ir čia yra kita tokia grupė žmonių, kurie sako, va čia didesnį laiko tarpai, ar ne. Ir vyksta diskusijos ir be abejo susipriešinimas vyksta tarp krikščionių, tarp vienų ir kitų krikščionių ir tarp žmonių netikinčių, kurie žiūri mokslinę poziciją, irgi bando čia milijonus metų skaičiuoti ir vyksta tas iš visų pusių tam tikros diskusijos ir sukelia emocijas. Iš tikrųjų laikausi nuomonės ir tų mokslininkų teologų, kad būtent pirmiausiai Biblija nėra vadovėlis, ar nėra mokslinis, tam, kad mes iš tikrųjų darytume mokslinės išvadas iš jo. Biblija pirmiausiai rodo ne kaip, o ką padarė ir kas padarė. Tai va čia pirmiausiai, ko mokslas neatsako. Biblija atsako klausimus, ko mokslas nepajėgia atsakyti. Ir Biblija ir tikėjimas iš tikrųjų neprieštarauja mokslui. Bet veikia, vienas kitą veikia ir tikėjimas veikia, tikinčio žmogaus įrankis mokslas atneša ir duoda daugiau naudos, kaip sakyt, palaimina pasaulį. Netikinčio rankose įrankis sukelia daug bėdų pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad iškyla moralės dėsniai. Ir netikinčiam žmogui moralė yra nustatoma pagal to paties žmogaus nuostatas. Kai tuo tarpu tikintis žmogus nesivadovauja savo nuostatom, o vadovaujasi nuostatos, kurios duotos yra štai Dievo įstatymai. Ir nėra išimčių. Tikintis žmogus žino, nėra išimties. Kaip sako, duosiu kaip pavyzdį, kalbama, sako, yra baltas melas, kad kartais galima sumeluoti. Ir va čia būtent yra žmogaus, kurio tikėjimas yra palaidas, aš tai pavadinčiau, jeigu yra, tai yra palaidas, arba iš viso žmogus nėra tikintis. Tikintis turiu omeny, kuris besąlygiškai gerbia Dievo žodį ir mokymą. Tikintis visi žmonės, tikėjimas yra mūsų santykis irgi. Kiekvienas žmogus būtent su šiuo pasauliu tikiu, pasitikiu, nepasitikiu. Ar ne? Taip ir kompiuteris yra užprogramuotas, taip ne. Bet čia kalbu tikėjimą būtent prasme pasitikiu viešpačiu arba Dievu, ar ne? Mano tikėjimas yra ant to pagrindo. Ne savim,
pasitikiu. Nes yra daug filmų, ten aš pasitikėk savim, būsit Dievas. Pasitikiu Dievu ir jo įstatymu. Ir vat būtent mes žinome, kad nėra išimčių, nėra balto melo. Melas yra melas. Įstatymas yra įstatymas, nemeluosi. Sako, va kaip aš galiu pasakyti tiesą žmogui, kuris miršta, kad aš jį galiu užmušti. Tarkim, ta tiesa, ar net greičiau nuvaryti kapus. Aš pameluoju, padarau jam gerą. Čia yra įsisukinėjimas. Tu gali patylėti. Gali rasti kitų būdų. Galų gale, jeigu ir pameluoji iš silpnumo, kaip Mozė sakė, iš jūsų silpnumo, iš jūsų nuodėmingumo Mozė davė įstatymą, kad paleistumėt žmonas, ar ne? Čia kitas pavyzdys, tai yra, kad jeigu pameluoji, tada sakyk, Dieve, nusidėjau. Jeigu neturėjai jėgų pasakyti tiesos, eik ir išpažink. Nusidėjau. Nusižengiau Dievo įstatymą. Čia irgi neužmirškim, mes žmonės, mes jėgų tikrai silpni esam, nepajėgiam. Bet čia problema yra, kad žmogus įpuola ir pats ima savo meluoti, aš baltas melas, aš gerai padariau, Dieve. Ne, čia yra melas. Tai vat krikščionis nereiškia, kad jis nemeluoja. Jis žino, kad melas yra blogai. Krikščionis irgi meluoja, mes nieko nesiskiriam nuo kitų žmonių. Mes silpni, bet mes išpažįstam ir sakom, tai blogai, mes stengiamės. Prašome viešpaties Dievą, kad tokių dalykų nebūtų. Ir kaip girdėjom šiandien katekizme, taip ir būna, kada Dievo dvasia mumis veikia, mes tampam drąsus ir stiprus ir nemeluojam, pasakom tiesą. Ten, kur paprastas žmogus nepajėgia pasakyti tiesos. Taigi, grįžtam prie to, kad šiandien, ką mes išgirdome, yra pirmiausiai atkreipia dėmesį į Dievą, kuris yra kūrėjas, kuris sukūrė dangų ir žemę. Ir pirmiausiai atkreipia šiame tekste, kad jis yra ta didybė, autoritetas, kuriuo mes esam pašaukti būti. Jeigu įvardėm save kaip Kristaus žmonėmis, Dievo tauta, esame įvardinami būti po jo autoritetu. Ir mums tenka atsakomybė. Ir Dievas mums suteikia išmintį, išminties pradžia yra pagabi viešpaties baimė arba tas pažinimas. Va čia prasideda nuo pat pradžios knygos, Berešit bara, ar ne, nuo pat pradžios prasideda aiški žinia, aš esu tas, kuris esu, arba aš esu tas, kuris buvau ir būsiu per amžius. Ir aš duodu šviesą. Šviesa, ne tą fizikinę šviesą, bet šviesą, kuri nušviečia, persmelgia, kaip tas aštrus kalavijas, ar ne, Dievo tiesą, kuri duodu. Kartu jis kalba, kad jis kuria tais etapais, dienomis, ar ne, mes matome, yra tam tikri etapai. Ir kad pirmąją tavo etapą, arba diena, pirma viešpaties diena, iš tikrųjų mums nėra iki galo, greičiausiai tos 24 valandos sunku yra pagrįsti Bibliją, net pačią Bibliją. Taigi yra tam tikrai, galbūt verta sakyti, tam tikras etapas, laiko tarpas Dievui žinomas, mums nežinomas. Ir per tą laiką jis duodavo, persmelkia visą savo šviesą, tai yra gera, ją atskiria nuo tamsos. Ir įsteigė tą pačią vadinamą dieną. Taip ir sako, atėjo vakaras, išaušo rytas, pirmoji diena. Apie kitas dienas jau kitose pamoksluose. Amen. Amen.